tada nenustojam plot ir pasitinkam į sceną Saulių Andriukonį. Labas vakaras. Mano vardas Saulius, aš esu komikas ir aš esu lenkas. Aš iš karto nusprendžiau žmonėms šitą sakyti, nes mane vis tiek vėliau išduoda mano tarmė, kirčiavimas ir linksniai, bet man šiaip kaip lenkui labai sekasi integruotis į gyvenimą Lietuvoje, nes kas nežino, šiaip anksčiau Stanislav buvau, o dabar Saulius. Vat ant tiek man sekasi integruotis į gyvenimą Lietuvoje. Dar man sekasi dėl to, kad aš turiu draugę lietuvę, gryną lietuvę. Ir aš mėgstu pajuokauti, kad kai mes sukursim šeimą, mes galėsim vadintis Abiejų tautų Respubliką. O ta diena, kai susitoksim, bus Liublino unija. Bet jei nepatinka, jei pradeda nerimauti, man sako, Sauliau, aš žinau istoriją, aš žinau, kuo ten viskas baigėsi, nereikia mūsų taip vadinti. Aš irgi žinau istoriją ir jeigu mes su ją kaip Lietuva su Lenkija išbūsim kartu 200 metų, man paibat, kuo ten viskas baigsis. Mes eisim į istoriją. Mes būsim istorinė pora. Ir aš, kadangi žinau istoriją, aš labai bijau karų visokių, ten revoliucijų, perversmų, nes mane tikrai nušautų. Nežiūrėkit, aš lenkas, turiu lietuvišką vardą Saulius, baltarusišką pavardę Andrukonis, atrodau kaip žydas, kulką gaučiau tikrai. Nuo savų. Ir aš net nežinau, kas tie savi būtų. Gal mano draugė mane nušautų tiesiog. O, tu lenkiškas šnipas, ne? Kol kas mes draugaujam draugiškai, nekariaujam, nors mes ilgai kartu, labai ilgai, 2 metus. Ačiū. Nu ką, dar 198 metai ir mes eisim į istoriją. Kai kurie neploja, jums turbūt pasirodė, kad nedaug 2 metai yra, bet 2 metai čia 24 mėnesiai. Kas nežino, o 24 mėnesiai reiškia 24 išgyventos mėnesinės. Kartu, nuosekliai, sėkmingai. Žmonės, čia fantastika yra. Nu, ir čia 24 kartai, kai jį mane kviečia pas save į kambarį, aš ateinu, jis sako, kam tu čia atėjai? Aš išeinu iš kambarį, jis sako, kodėl tu išeini? Aš vėl grįžtu į kambarį, jis sako, netrukdyk man. Mane išsiunčia į parduotuvę, kad nupirkčiau ką nors skanaus. O žinot, kas yra ką nors skanaus? Ledai, bulvytės free, rauginti agurkai, šokoladas ir viskas suvalgyta vienu metu. Aš žiūriu į ją, kai ryja visą šitą reikalą ir aš galvoju, man diarėja tikrai būtų. Kokį mėnesį kokį. Man atrodo, alų su degtinės veikiau yra maišyti. Ir taip 24 kartus. Fantastika. Bet šiaip romantiška santykiuose būt man labai patinka. Pavyzdžiui, labai fainas tas momentas, kai poros pradeda sakyti mes. Pavyzdžiui, mes pavalgėm, mes pažiūrėjom serialą, mes paėmėm paskolą, nes jis bomžas, labai romantiška. Bet mūsų santykiuose labai nepatinka, kai ji sako mes, kai viską darau aš. Pavyzdžiui, buvo tokia situacija, aš buvau išvaręs iš namų, turėjau reikalų ir gaunu iš jos žinutę, pas mus perdegė lemputė tūlikė. Pas mus. O aš net nenamie. Aš daug kartų esu buvęs namie, mūsų tūlikė ir jokių nesusipratimų su šviesa nėra buvę. Bet gerai, aš turiu atreaguoti, siunčiu liūdną smailą. Nes, liūdna šiek tamsoja objektyviai. Čia adekvati reakcija. Į ką jį man atrašo, neliūdėk, mes pakeisim. Aš pabaigiau savo reikalus, grįžtu namo, užeinu į tūliką, o lemputės mes nepakeitam. Aš žiauriai supikau, nuvariau į parduotuvę, nupirkau tą lemputę, grįžau, pakeičiau. Aš labai ūkiškas vyras, kaip galėjot pastebėti. Ne genijus, ne Tony Stark, ne geležinis žmogus, bet šitą šuduką sukt galėčiau idealiai. Ir aš pakeičiau tą lemputę, viskas veikia ir tada ateina mes. Ir sako man, o geras, mes pakeitėm lemputę. Ir žiauriai supikau, sakau, aš, tu ne prie ko, visiškai.
Jeigu mes, tai mes su lemputė viską padarėm. Na ir aš pamiršau apie šitą incidentą iki kitos dienos. Kitą dieną aš sėdžiu, mėgaujuos gyvenimu, žaidžiu su PlayStationu, ateina mes į kambarį, atsistoja prieš teliką ir sako, Sauliau, mums reikia knygų lentynos. Aš žiūriu ją ir sakau, meilė, tau reikia knygų lentynos. Aš 3 valandas žaidžiu su PlayStationu ir knygų lentynos nebuvimas man visiškai netrukdo praeit misijos. Tai po kelių minučių važiuojame į Ikea. Nupirkom tą lentyną, tiksliau jį nupirko lentyną, nes jai nahui jos reikia, kas labai logiška mano manimu yra. Nupirko tą lentyną, mes ją atvežėm, aš atnešiau namo lentyną, tiksliau dėžę su lentynos dalim, nes Ikea turbūt žino, kad aš labai ūkiškas, jie tokia, lemputę sugeba pakeisti, tai lentyną irgi pats sudės. Aš atnešu tą dėžę su lentynos dalim, pastatau koridoriui ir kaip kiekvienas normalus vyras einu toliau žaisti su PlayStationu. Į ką mes man sako, nešk į kambarį, mes sudėsim. Aš atnešu į kambarį tą dėžę su lentynos dalim, pradedu konstruoju, o mes neateinam. Aš pradėjau rėkti, pykti, ten daužyti su plaktuku, nors nereikėjo nei rėkti, nei plaktuko. Aš tiesiog norėjau duoti žinot, kad jei ką, mes dabar konstruojam lentyną. Bet mes neatėjo. Aš vienas pabaigiau konstruotą lentyną, išvaliau jos lentyną, sudėjau ant jos lentynos jos daiktus ir tik tada atėjo mes ir vėl man sako, o geras, mes pastatėm lentyną. Ir aš sakau, aš vienas padariau, ne tu, jeigu mes, tai dabar mes su lentyna. Aš turiu komandą, bet tu ne joj dabar. Ji vėl į mane kaip į durnelį žiūri, sako, Sauliau, aš sakau mes, nes aš matau mus kaip porą, kaip komandą, kaip duetą. Aš nupirkau lentyną, tu pastatėjai, mes papuošėm namus. Aš žiūriu ją ir galvoju, wow, pasirodo mes išmintinga moteris. Pasirodo mes su ją esame išmintinga moteris. Ir tada aš grįžau prie PlayStation'o, jį nuėjo tvarkytis, ten sutvarkė namus, ateina į kambarį, sako, žiūrėk, Sauliau, kaip mes gražiai sutvarkėm namus. Ir aš toks, jo, grinai. Mes jėga. Mes ne tik išmintinga moteris su ją, bet ir labai tvarkinga moteris. Mes iš vis būtumėm tobula komanda, jeigu mes nerūkytumėm, mes negertumėm ir jeigu mes visas naktis nežaistumėm su PlayStationu, būtų tobula. Kas daro romantiškos santykiuose? Man labai romantiškai atrodo, kai žmonės pradeda planuoti vaikus. Negimdyt, nes skauda, neaugint, nes ilgai, nemokėt už jų mokslus, nes skauda ilgai ir kainuoja daug. O tiesiog planuot. Žinot tas porelės, kur gimdysim, taip gimdysim, daug gimdysim, visus pagimdysim, būsim geri tėvai, būsim patys geriausi tėvai. Tu žiūri jos ir galvoji, blemba, jūs dvasinė cukraligė sergat, kas jums yra? Kodėl jūs tokie saldus? Bet miela, gražu. Bet tuo pačiu metu labai man kelia nerima šitie dalykai. Aš neturiu vaikų, bet jie mane jau neramina. Suprantat? Aš net nežinau, ar aš vaisingas. Bet jie mane jau neramina. Nes aš nežinau, ką daryti su savo vaikais, kad jie nešvaistytų mano tėvo pinigų ant alkoholio, narkotikų, psichoterapijos. Nes, man pačiam vos užtenka pinigų ant alkoholio, narkotikų ir psichoterapijos, o dar vaikui už viską mokėt, Ir svarbiausia, nereikia tiesiog traumuot vaiko, ne? Ir su fiziniam traumom viskas aišku. Tiesiog nemuši vaiko. Net jeigu nori. Net jeigu vaikas nori, tiesiog nemuši vaiko. Net jeigu jis tave į ringą kviečia su teisėjais, su apsaugom, tiesiog nemuši vaiko. Viskas labai paprasta. O su psichologiniam traumom yra sunkiau ir aš nusprendžiau, kad jeigu aš būsiu tėvas, aš būsiu sąžiningas tėvas. Aš visą laiką savo vaikams sakysiu tiesą. Net jeigu nuo mano tiesos dar labiau norėsis alkoholio, narkotikų ir psichoterapijos, aš sakysiu tiesą. Nes man, pavyzdžiui, tėvai melodavo. Ir man kyla sunkumų dabartiniam gyvenime. Pavyzdžiui, aš buvau mažas, maždaug toks, ir aš tiesiog norėjau eiti kitą gatvę, žaisti su kitais vaikais. Va toks neįprastas vaikiškas pageidavimas. Ir aš paprašiau savo tėvų eiti kitą gatvę, žaisti su kitais vaikais, į ką jie man pasakė, Sauliau, tu ten neeik, nes jeigu tu ten nueisi, tave pagrobs čigonai. Visų pirma, aš ne arklys, kad mane pavogtų čigonai.
Antra, aš vaikas, nepamirštam ne arklio, vaikas, kad mane pavogtų čigonai. Trečia, jie neturi ką iš manęs pavogti. Nu, aš vaikas, aš nieko neturiu, aš pieninius dantis turiu, galiu išimti atiduoti. Jūs matėt kažkurį čigoną, kuriam reikia pieninių dantų? Nu, būtent. Ir ketvirtas, svarbiausia, ne čigonai, o romai. Aš norėčiau įamžinti šitą dalį, kažkur paviešinti ir tapti mėgstamiausių Lietuvos romų komikų. Mėgstamiausių. Kad jie vieną dieną ateitų pas mane namo, sakytų, sveiki, jūs mūsų mėgstamiausias komikas, va, jums nuo mūsų lauktuvės tiesiai į Vieną. Turiu omeny bilietus į Austrijos sostinę. Nereikia čia jokių stereotipų, nereikia. Man atrodo, mes kaip visuomenė jau galim būti aukščiau visų šitų nesąmonė, nes, nu, blemba, aš nenoriu, kad man nepatinka, kai žmonės vis dar be bairio pamato Lenką ir galvoja, o, Lenkas reiškia vagis. Pamato žydą, o, žydas reiškia vagis. Pamato lietuvį, o, lietuvis reiškia bomžas, nes Lenkas su žydu tave apipiso. Nu, man atrodo, mes esame aukščiau visų šitų dalykų ir man, ypač šitie stereotipai dėl objektyvios priežasties nepatinka. Nepamirštam, aš karų bijau, tai aš tikiuosi, tai mane kažkaip apsaugos. Ir dar vienas melas, apie kurį aš išgirdau, kad kai kurios vaikystėje gazdino geležinė varlė. Kas nežino, kai kuriems vaikystėje sakė, kad negalima eit maudytis, nes jos pagaus ir suvalgys geležinę varlę. Košmaras. Nu, aš taip džiaugiausi, kad man vaikystėje šito nesakė, nes jeigu man sakytų, kad negalima eit prie vandens, nes ten didelė geležinė varlė, aš nuspręsčiau, viso, vanduo ne man. Aš neeičiau net maudytis, praustas, tiesiog į dušą. Aš net į tūliką neeičiau, ten irgi vandens yra truputį. Įsivaizduojat, nori atsipalaiduoti, išsituštinti, ten cakt geležinė varlė už šiknos. Košmaras. Ir jeigu man dabar kažkas pasakytų, kad negaliu eiti maudytis kažkur, nes ten didelė geležinė varlė, aš iš karto skambinčiau policijai. Aš skambinčiau, aš sakyčiau, alio, policija, aš negaliu eiti maudytis, nes ten didelė geležinė varlė. Ir būtų prikolas, jeigu jie man atsakytų, gerai, tuomet išsiunčiam didelį geležinį gandrą. Jūs pagaus tą varlę ir galėsit ramiai maudytis. Ir vieną kartą aš per savo pasirodymą nusprendžiau paklausti publikos, gal jie galėtų pasidalinti kokiais nors durnais tėvų melais. Ir visi taip tylėjo, lyg aš vienas turėčiau nesusipratimų dėl Kalėdų senelio. Man buvo taip nesmagu įrodinėti klasiokam, kad jis yra. Aš ateidavau pas klasiokus ir sakiau, Kalėdų senelis yra, jis egzistuoja, jis tikras. Ir man sakė, sauliau, mes 11 klasiai. Mes degtinę geriam dabar. Mes eisim žolę rūkyt, koks Kalėdų senelis. O jis yra. Kaip ir Velykų babutė. Irgi yra. Jie pora. Kas nežino, jie turi bendrą verslą. Vadinasi krikščioniškos šventės. Ir aš kai galvoju apie visus šitos dalykus, aš suprantu, kad žmonės myli, bet jeigu myli, jie gali mus įskaudinti, įsivaizduojat. Ir aš nusprendžiau pasidomėti meilę ir paskaityti biškį apie tai, kad būčiau labiau kompetitingas mylėtojas. Ir viena iš labiausiai žinomų knygų apie meilę yra Romeo ir Džiuljeta. Paplokit, prašau, kas skaitė. O, geras. Jums, pavyzdžiui, faina ta knyga? Būtent, žmogus net tyli, Mums mokykloje pasakė, čia labai gražiai meilės istorija. Labai gražiai meilės istorija. Aš skaitau, santrauką žinoma, skaitau ir pabaigoje jie nusižudė. Ir aš toks, čia tau, blėt, gražiai meilės istorija, man 13, blėt, Aš 15, kai žiūrėjau žmonės, kurie nusižudo dėl meilės, aš tokie, apsiskaitė žmonės. Mėgsta grožinę literatūrą, šaunoliai, Arba dar viena žinoma knyga apie meilę yra Tristanas ir Izolda. Skaitė kas nors? Netokia ir žinoma, reiškia, netokia ir žinoma, bet aš noriu priminti, čia buvo svarbi knyga mokyklui, bent jau mano. Ir ten irgi labai gražiai meilės istorija, sakė mokytoja. Aš skaitau, santrauką žinoma, ir jie nemylėjo vienas kito, Tristanas ir Izolda, paskui išgėrė meilės eleksyro
tada įsimylėjo, tada baigė galiotas meilės eleksyras ir jie nustojo vienas kitą mylėti. Ir aš galvoju, nu va čia gyvenimiška. Nu. Tiesa, ten nenurodė, kiek laipsnių turėjo tas meilės eleksyras, bet čia labai pamokanti istorija, nu. Nelysk prie žmonių išgėręs eleksyro, nes prasiblaivysi ir galimai, nu, jeigu ne tu, tai tave paliks. Blaivaus proto žmogus. Ir aš vat galvoju, kad kiek domėjausi apie meilę, kad smagiausia knyga yra 5 meilės kalbos. Paplokit, kas skaitė. Na taip. Kaip ir aš. Aš perskaičiau straipsnį LRT, tiesiog apie šitą knygą. Ir man užteko inspiracijos padaryti pasirodymą. Įsivaizduojat? Po jūsų aplodismentų analizuosim 5 meilės kalbas. Pirma meilės kalba yra dovanos. Ir aš, kai perskaičiau šitą, supratau, kad iš karto pagalvojau taip savanaudiškai, kad galima ir savo kažką padovanoti. Ir aš pagalvojau, o ką aš savo dovanoju? Ir aš supratau, kad man didžiausia dovana savo yra miegas. Aš labai mėgstu miegot. Ir kad jūs žinotumėt, mano antra pusė puikiai žino, kad aš mėgstu miegot, bet dažniausiai, kai aš suplanuoju ilgai pamiegot, jie mane žadina. Kai mane žadina, aš atsikeliu, sakau, kas yra, ir jis sako, Sauliau, man liūdna. Aš žiūriu ją ir galvoju, aš tave nužudysiu, nahui. Aš tave nužudysiu ir tada bus iš tikrųjų liūdna. Bus laidotuvės, mane pasodins į kalėjimą. Nu, žmonės normaliai paliūdės. Pamatysi, kas yra tikras liūdesys iš dangaus. Man, pavyzdžiui, dar vaikystėje labai patiko pinigai, kaip dovana. Aš labai merkantilus vaikas buvau, kaip galėjot pastebėti. Man labai patiko pinigai. Ir man dovanoja tos pinigus. Tiesiog kiekviena šventė duoda pinigų, aš surenku. Ir vieną dieną aš nusprendžiau panaudoti savo pinigus. Ir aš nusprendžiau pasidalinti su savo šeima, nu, kad einu panaudoti savo pinigus. Ir man sako, negalima. Aš sakau, kodėl? Jis sako, dar ateis šventės, dar gausi pinigų įdėsi, turėsi daugiau ir galėsi pratingiau išleisti. Ir aš supratau, kad mano tėvai yra finansiniai sukčiai. Tiesiog tu įdėk, bet neišleisk. Paskui dar daugiau įdėk. Ir aš taip kaupiau pinigus ir vieną dieną mano pinigai dingo. Aš atėjau pas tėvą, sakau, kas vyksta, ir jie sako, mes nusprendėm padaryti remontą virtuviai. Ir, vat, galvojom, tu tikrai norėsi prisidėti. Ir padarė remontą, ten po kelių mėnesių mes turim vakarienę toj virtuvėje, mes ateinam į tą virtuvę, aš žiūriu į plyteles ir galvoju, už mano pinigus tokį šūdą, blėt, net nepasitarė. Paplokit, prašau, kas mėgsta gaut dovanas. Pavyzdžiui, jūs plojat. Pasakykite, prašau, kokią geriausią dovaną esat gavę. Kelionę. Kur? Nu, tuoj pasakys į Šalčininkus ir mes visi nusivilsim. Neskubėkit vertinti. Sakykite, prašau. Į užsienį. Tai į Šalčininkus, ne? Atspėjau. Gerai, į kokią šalį? Į Paryžių. Čia miestas yra. Čia jūsų antra pusė, ne? Dabar toks klausimas. O kokią jūs jam geriausią dovaną esat padovanoję? Kelionę. Mainai? Ačiū. Tai, o kokią jam kelionę? Į Londoną. Bet jūs turtinga pora esat. Aš supratau. Nu čia labai faina. Aš manau, reikia paploti už tokias dovanas. Čia žmogus yra įvaldęs, visiškai įvaldęs. Aš noriu jūsų paklausti, kokia jūsų manimų, čia šeika moters, klausiu, geriausia dovana moteriai yra? Priklauso. Nuo metų laiko. Oho. Priklauso nuo metų laiko. Nuvažiuojam. Ruduo.
Ką tau dovanot rudenį, moterė? Kadangi rudenį yra man gimtadienis, tai Ble, dar ir gimtadienis rudenį. Gerai. Taip. Kadangi yra gimtadienis, ką dovanot? tai priklauso, ko nori tuomet. Priklauso, kad... Tai jūs tiesiog į mental labirintą kažkokį įsukat vyrą. Man gimtadienis priklauso nuo metų laiko, bus mano gimtadienis, bet priklauso, ko nori. Kaip nuo rudens gali priklausyti dovana, ką tau? Šaliką padovanot? Ne, jeigu yra kalėdos, tai yra žiema, tai gali būti, kad jeigu planuoji kelionę, kuri bus pavasarį, tai jeigu gauni tą kalėdos dovaną pavasarį, Tai jūs vis tiek išvedėt į kelionę, ne? Tai žiūrėkit, o jeigu aš vasarą kelionę padovanoju, irgi gerai. Tai gaunas nepriklauso nuo metų laiko. Gaunas tiesiog dovanoju į kelionę. Vau. Tai kol kas kelionė top viena dovana. Kaip mes išaiškinom, ar yra geresnė dovana už kelionę? per šį gimtadienį gavau išsirinkti deimantus. Per šį gimtadienį gavai išsirinkti deimantus. Oho. Net visi tokie... Pavydo kvapą užuodžiu tokį. Vau. Deimantą. Vau. Nu jūs myli akivaizdžiai, aš jums galiu pasakyti. Jūs... Kaip? Daug draugų myli. Čia ir draugai tiesiog? Gerai, o kokią tu draugam geriausią dovaną? Čia jau reikėtų klausti. Ai, čia jūs trys draugai. Nu gerai, davai važiuoju. Draugai. Ane? Ačiū. Kokią jį jums geriausią dovaną yra padovanojus? Ne. Kelionę. Gyvenimas amžina kelionė jūs. Jūs Homerio Odisėjos fanai čia esat. Tai irgi mėgsta žmonės literatūrą. Nu. Gerai, top viena kelionė, kurią jis gaus. Geriausia, įsimintiniausia. Taip, jūs. Gal į Balį. Gal. Gerai, aš jaučiu sustosiu, ties jumis jūsų nekenčiu visą auditoriją akivaizdžiai. Bet gerąją prasme, wow, geras, paplokit, prašau, čia jėga. Pavyzdžiui, jūsų noriu dar paklausti, jūs pora, taip? O, geras, pora. Dabar vyruko paklausiu, kokią tu jai geriausią dovaną esi padovanojus? Lemba bus irgi kelionė. Irgi kelionė. Tai ko eina šiais laikais. Kelionė, jūs susitarėt tiesiog visi? Pasitarėm, ką sakysim. Aha, gerai, ir tu jam? Dar artėja gimtadienis šį mėnesį, tai dar tik gaus, tai tikrai nespoilins. Galima praeitų metų gali sakyti. Negalima pasakyti, nes vasarą mes pradėjom draugauti. A, jūs vasarą pradėjo draugauti ir dar dovanų pas jūs tik viena kelionė ir kol kas žiūrit, a ne? Gerai, o hipotetiškai. Pavyzdžiui, tavo nuomonė, ne? Kokia geriausia dovana jai būtų? Nu taip, pabrainstorminam, padedam tau, mes padėsim sugalvoti dovaną. Man atrodo, gera dovana yra visą laiką kartu praleisti laiką turiningai su gera nuotaika. Kartu praleist laiką. Tu neskubėk, mes prie šitos meilės kalbos dar prieisim. Čia mes ne... Sportas iš karto ant stalo priekį jų. Jo, priekį jungiu. Tai aš kaip suprantu, gerai praleisti laiką. Apie dovanas tu tau šitą kalbą neįvaldoma, ne? Tiesiog... Šiaip aš jo nesistengiu kažkaip materialių dalykų išreikšti pirmą vietą. Gerai, tu nesistengi. O tu, jo antra pusė. Pavyzdžiui, koks smagiausias materialus dalykas tau būtų kaip... Materialus, kad būtų. Aš nežinau, gal kažkas vis tiek, kad jisai turėtų ką veikti. Tenis raketas. Kad jis turėtų ką veikti. Darbą tiesiog, jį sako, surask darbą, blėt. Čia namiokas buvo. Mes pradėjom draugauti, tu nedirbi, blėt, nu.
Gerai, geras. Tai kad kažką veiktų, nu ir kas tas materialus dalykas? Tebūnie, nežinau, pašaudyti. To, kad tu kiekvieną dieną nenuveiktum. Ką pakartok? Tebūnie ginklas. Kaip? Aš net labai ilgas žodis. Tebūnie ginklas. Ginklas. Jo. Ginklas? Tikras ginklas. Taip, tikras. Tikras ginklas. Koks, arbaletas? O kokį ginklą norėtum gauti? Aš nežinau, su kurio būtų galima pašaudyti. Pašaudyt, su kurio galėtum. Matot, kas yra meilė. Nu, aš nežinau kaip jūs, aš nesitikėjau, kad tai pasisuks vakaras. Nušaut. Gerai, ką šaudytum tu su savo pistoletu, pasakyk, prašau. Ne, tikrai ne žmogų. Tikrai ne žmogų. Tiesiog gyvūnų šaudyčiau, tiesiog katiną nušaučiau kokį šunį. Wow. Matot, kokia meilė keista. Žiauru. Tai ginklas, ne, sakai? Šaudyt. Tebūnie. Čia pirma, kas šovė į galvą. Aš primenu, čia pirma. Antras ten bus giliotina, man atrodo. Nu. Trečia tiesiog padarom revoliuciją, tiesiog pervarsime. Wow, geras. Nu, paplokim jum, kol... Ypač vyrukui, kol gyvas. Ypač vyrukui, kol gyvas. Wow, geras. Paplokit, prašau, tie, kas vis dar kojines dovanoja. Pirmoje eilėje, ne? Visi. Kodėl jūs taip darot? Trūksta. Suplyšta. Aš manau, kad reikia teisiškai uždraust dovanot kojines. Nes aš nežinau kaip jūs, bet aš matau kojinių dovanojimą taip, kad, nu, kažką dovanoja, ne? Dovana, dar dovana ir tada kojines. Kaip aš matau, kad tu man rūpi, tu man irgi rūpi, ant tavęs man pohui visiškai yra. Galėčiau net kojinių nedovanočiau. Nu, man atrodo, kojines galima dovanoti tik žmogui, kuris neturi kojinių išvis. Wow, nu, kojines, žiauru. Gerai, o mainais į kojines. Ką tu gauni? Nieko? Ką mainais už kojines jai dovanoja? Aš vyras, tik vyrai viską pamiršta. Vyrai viską pamiršta. Atmintį, jei savo padovanojai visą, na, visą atmintį. Supratau, čia poros jūs kojines dovanojate, ne? Ir tu toks patenkintas, ne? Kokias geriausias kojines esi gavęs? Kažkas man nuoširdžiai pritarė, kad čia juokinga yra, nu, tiesiog dovanot kojines. Čia žinot, kai žmogus vapšė nesistengia padovanot. Įsivaizduojat, kažkas jums jūs dovanojat kelionę, o jums kojines, nu čia wow. Vat jeigu, nu, man kojines padovanotų, aš, jeigu turėčiau ginklą, aš nušaučiau naktį žmogų. Man reiktų padovanot ginklą, kad aš turėčiau, kad galėčiau nušaut žmogų, kuris man dovanoja kojines. Gerai, o dabar padarom top 3 geriausių dovanų, šiaip, aplamai. Top 3 geriausios dovanos, ką galima padovanot mylimam žmogui. Galit savo variantų sakyti. Kelionė. Gerai, kelionę turim. Kas dar? Ginklas. Gerai. Tai kelionė į tyrą vapšė geriausia dovana. Pašaudyt. Nuvarom, blėt, į Paryžių pašaudyt, ne? Ar Afganistaną kokį iš vis tobulą būtų. Wow. Tai jums į kariuomenę tiesiog, blėt, reikia žmonės. Nu, jūs tik man pakeliaut, pašaudyt kažką. Wow. Va tai yra meilė. Aš tiesiog primenu, kad mes išaiškinom, ne? Pirma meilės kalba yra dovanas, geriausia dovana yra kelionė ir pašaudyt, tai kelionė į tyrą. Tiesiog, nu... Antra meilės kalba yra palaikymo žodžiai. Arba, kitaip tariant, komplimentai. Paplokit, prašau, kas mėgsta gaut komplimentus. Jaučiat, kaip sumažėjo žmonių, kurie mėgsta gaut dovanas
Ir dabar kas mėgsta gauti komplimentą. Va, jūs vis dar plojat, ne? Jūs vis dar plojat, kol aš kalbu, gerai. Kokį smagiausią komplimentą esi gavus? Neisi gavus ne vieną komplimentą? Ai, štai kodėl tau čia pageidžiamiausia meilės kalba. Gerai, o už ką nori, kad tave pagirtų? Kokios yra tavo fainos savybės? Ir vyras šalia juokiasi, aš matau, kad jie pora, o jis žvengia, blėt. Jam juokinga. Gerai, tu, vyruk, sakyk, už ką ją galima pagirti. Kokį komplimentą pasakyti? Protinga labai. Nes gražios tai visos. Ui, tu savo. Jo, ji protinga, o tu ne, akivaizdžiai. Akivaizdžiai, wow. Bet ji graži? Nepamirškiai šito sakyti. Ir trečias, ką dar, už ką galėtum ją pagirti, kuo ji faina? Atlaidi. Aš matau labai atlaidi, nu. Wow, iki dabar sėdi kartu, įsivaizduot, sėdi kartu, žvengia, jam faina. O tu pirmą kartą išgirdai šitus komplimentus nuo jo? Ne? Tai tu įsiprotė, tai tu melagė, tu gauni komplimentus. Sėdi į akis, blėt, meluoja pirmoje eilėje, aš negaunu komplimento, o Jėzau. Oi. Čia tu nežinai, taigi čia geriausia taktika, kaip gauti komplimentus, kad niekas tau neduoda komplimentų. Ir va, pažiūrėk, kaip pasipylė. Geriausia taktika yra sakyti, kad neduodi komplimentų, nes tada gausi komplimentų. Blėt, tu protinga. Tu tikrai protinga, esi, bravo, wow, jo, protas, jo, protą pabrėžti yra labai faina. Čia dar žmonės sėdi pora, kalbat kažką, negalima kalbėti pasirodymo metu, tik su manim. Jūs sakot vienas kitam komplimentus? Aš sakau. Tu sakai. Aš sakau. Gerai, klausimas jam, kodėl tu nesakai? Gal jau viską išsakė. Viską išsakė, gerai, ką jis tau gero yra pasakęs? Ir anksčiau sakydamas, kad graži, ten, kad Graži. protinga, kad labai stengiuosi. Kad graži, protinga ir labai stengiasi. Čia, man atrodo, mes ką tik formulę sukūrėm, tiesiog visur gali suveikti. Tu graži, protinga ir stengiesi. Moteris, yra dar kažkoks komplimentas, už ką galima jūs mėgstat, kad jūs gyrė? Всё, formulė baigta. Čia vėl išaiškinom, mes eigoje rašom knygą, dovanoji kelionį į Tyrą, Tyrė sakai, kad tu graži, protinga ir labai stengiesi. O vyrai? Vyrai irgi turi gauti komplimentus, ar ne? Faktas. Jeigu faktas, tai keliaujam prie faktų tada. Darom tyrimą, aiškinam. Gerai, va, vyruk, koks tau yra smagiausias komplimentas, kurį tu girdi ir toks, wow, geras? Svarbiausia turbūt pasakyti, kad irgi protingas labai patingai sako. Protingas labai. Džiaugiasi intelektu. Jeigu džiaugiasi intelektu. Džiaugiasi intelektu. Mes paskaitoj, blėt, kažkokie. Visi fleksina protais. Paplokit, kas turi aukštą išsilavinimą. Jūs, blėt, kursinius labai mylit, jaučiu, blėt, referatus ten vapšė. Paskui perkat ginklą ir nusišaunat. Na, Okay. Intelektuali publika, supratau. Labai faina. Labai faina. Man patinka girdėti, kad aš protingas, bet, man mokykloje, pavyzdžiui, vapšė nepaidavo. Aš prie lentos stoviu, ten rodau, ten per geografiją, visas sostinės ten Afrikos, viską išmokęs ir, žiūriu, nieks nesudrėko. Aš atsakau visas Afrikos sostinė, tema Afrikai, net mokytoja, jai paibat, Grįžtu, atsisėdu, tiesiog patraukiu už kasytės kažkokiai mergai, jau čiulpėmės už kampo kažkur per pertrauką. Tai mano patirtis kai ką kito rodo. Tai gal reikia ieškoti dar kažko, kas turėtų patikti vyruose. Koks tavo, pavyzdžiui, smagiausias komplimentas, kurį girdi? Man? Jo. Tavo nosis atrodo kaip graikiško dievo. Tavo nosis atrodo kaip graikiško dievo. Šiaip jo, aš matau, jo. Aš matau. Dzeusas į pasirodymą atėjo, Čia pasiekimas yra, man.
Apolonas. Ok. Turėsim omeny. Dievas sėdi. Tai va, prie Dievo, nu galvokit, ką šnekat. Nu. Čia visko gali būti. Nu, ok, geras, va, jau kūrybiškas užnosi. Matot, vyram irgi svarbu, kaip jie atrodo, pasirodo. Tave mėgsti, kai be proto išvaizda tavo pagiria? Jo. Jo, pasirodo jo. Gerai, ir kas, pavyzdžiui, tau savyje yra gražu? Gražu, barzda. Barzda. O jo. O jo, sako draugė. O jo. Šiaip gražiai, jo, paplokim jo barzdą. Jo. Geras. Aš dar neseniai išgirdau iš savo draugės tokį, kaip aš galvojau, fainą komplimentą vyrui. Ji man pasakė, kad aš esu vyriškas. Kas galvoja, kad čia fainas komplimentas vyrui? Geras? Labai geras. Jo, aš irgi taip galvoju. Bet aš turėjau proto paklaust, ką jai reiškia būti vyrišku. Ir jie man sako, nu, tu neužpisi. Ir aš žiūriu ją ir sakau, nu, tada tu irgi labai vyriška. Vo vyras esi. Vo. Eina malaus pagert, PlayStation'o pažaist. O ką reiškia vyriškas, aš taip ir, nu, neužpisa pasirodo. Nežinau. O vyriškas pasirodo neužpisa. O ką moteriška reiškia? Galiu pasakyti, ką reiškia moteriška? Irgi neužpisa. Užpisa. Ai, va, užpisa. Ačiū. Jo, visi plojo, pritarė. Užpisa, neužpisa. Kas nesutinka, kad moteris užpisa? Čia jūs kalbat, čia... Wow, geras. Gerai, tai, karočią, geriausias komplimentas žmogui sakyti, kad vyriškas arba vyriška, ne? Mes prie to priėjom. Gerai. Apibendrinam. Geriausiai žmogui sakyti, kad vyriškas tiesiog. Wow. Jo. Intelektualai sako taip. Intelektuali publika susirinko gerai. Sekanti meilės kalba yra patarnavimai. Kas žino, kas yra patarnavimai? Kai atneši pusryčius į lovą. Kai atneša pusryčius į lovą. Nu, vienas iš pavyzdžių. Ne, kas mėgsta patarnavimus? Daryt, gaut. Daryt. Koks jūsų manymų geriausias patarnavimas yra, kai jum padaro kažką? Kai būni pavargusi, gerai. Leidžia pailsėti. Ir pasirūpina, pripila vonę, padaro vakarienę. Balės, ir jis dar kelionėje padovanojo, prieš tai aš primenu. O kodėl jo dabar nėra pasirodyme? Pila vonę tavo, ne? Pila vonę. Va taip. Galvoja ten, kur keliausia toliau. Vau, geras. Man atrodo, kad patarnavimai yra tokia vintažinė meilės kalba, biški. Nes aš, pavyzdžiui, daugiausiai patarnavimų gaunu iš tėvų, tėvukų. Ir žinot, kaip tas patarnavimas atrodo, jie tiesiog man duoda daug slojikų visko. Ir tokie, tau reikės. O man nereikės. Man, pavyzdžiui, neskanu yra. Ir aš pasakiau, kad man neskanu. Ir aš galvoju, mane nužudys, nahui. Nu. Ir aš po to galvoju, reikia padaryti eksperimentą. Aš specialiai atvežiau pas savo senius butelį kolos ir aktyviai geriu kolą. Ir prie manęs prieina, sako, negalima gerti kolą, nes ten daug cukraus. Ir aš toks, nu, gerai, tada gal galima kažką kito. Ir man atneša sloiką, kompotą, įpila, aš geriu ir labai susiraukiu, labai, nu, nes ne Coca-Cola. Ir man sako, oi, neskanu, ir atneša cukraus. Ir įdeda 3 šaukštus cukraus. Aš geriu, man pradeda patikti ir sako, gal dar? Aš dar įpilu savo cukraus, išgeriu ir man sako, nu kaip,
Ir aš toks, nu kaip Coca-Cola dabar jau, blėt, nu viso. O būna, kad jums kažką padaro iš meilės, bet jūs tokie, blėt, geriau nedarytų. Būna? Jo. Girdėjau jo, bet nemačiau kas. Sakykite, prašau, ką daro jums tokio. Duoda patarimus. Wow. Ir koks nemėgstamiausias patarimas? Ilgiau galvot gal. Net šiandien. Okay. Kokių dar nemėgsti patarnavimų? Pastabų. Kaip? Jo, kokių nemėgsti patarnavimų? Jeigu suvalgytų vakarienę už tave, tai nemėgtų. O jis tai daro? Ne, tau ginklą reikia padovanot jo. Reikia saugot vakarienę. Wow. O tu kokius fainus patarnavimus darai? Tu pagamini, blėt, vakarienę, o jis, blėt, suvalgo. Ir tokia, blėt, kaip taip, blėt, kodėl taip yra, kas čia per meilę, blėt. Aš pagaminau valgyti, jis suvalgė. Nu, nahui, nu. Kodėl taip yra? Wow. Ai, savo padarai. O kas suvalgo? Davai, išaiškinam, kas jis toks. Yra jis, tas žmogus, kuris valgo tavo? Pusę etato? Tu jis suvalgiai, blėt, kaip čia? Wow. Pusę etato yra žmogus čia. Čia aš pusę etato čia esu, nu, jeigu į mano uždarbį pažiūrėtum. Aš čia pusę etato dirbu dabar, jo. Pusė yra. Nu, vis tiek, kas toks? Kas valgo tavo maistą? Sakyk. Apie draugą ar apie katiną? Čia jaučiu, jie vienas kitų prisidinginėja labai, ne? Ateini pas vyrą, jis čia, blėt, katinas viską padarė, ateini pas katiną, čia vyras, blėt, viską padarė. Bandėjai negamint nieko. Ar bijai, kad mirs ir vyras, ir katinas, o pizda užsilenks, tada turėsi užvalgyti savo liūdėsi vieną. Tada visi alkani. Wow, tu moki mylėt, faina, paplaukim žmogui. Aš kaip rašiau šio renginio aprašyme, aš nesu skaitęs šitos knygos. Aš darau dabar tą, ką mokykloje dariau, interpretuoju knygą, kurios nesu perskaitęs. Ir aš girdėjau, kad čia yra žmonių, kurie skaitė, ne? Kas skaitė? Paplaukit. Kas skaitė knygą 5? Gerai, tu, geras. Apsiskaičius, okei. Kokios dar dvi? Kokių aš dar nepaminėjau? Laiko praleidimas dviese, gerai. Ir? Ir dar kažkokia, bet kuri man turbūt nepatiktų. Kuri tau nepatiktų? Prisilietimai. Okei. Tau nepatinka prisilietimai? Tokia, blėt, varom į kelionę, tik neliesk manęs. Gali vienas, blėt, varyti į kelionę, neliesk manęs, prašau. Wow. Nemėgsti prisilietimus? Mėgsti, vis dėlto mėgsti. Okei, va, kaip greitai keičiasi viskas. Toj knygoje labiau kalbėjo apie neišdildomą norą labai daug mylėtis. Apie norą daug mylėtis. Tu daug Okei. Daug mylėtis ne tau, supratau. Tai ten knygoje kalbama apie tai, kad... Ne, aš jau pusę perskaičiau realiai su jumis. 3/5 aš jau perskaičiau su jumis kartu. Okei, daug mylėtis. Ką užknisa, kad partneris nori daug mylėtis? Kas norėtų, kad partneris norėtų daugiau mylėtis? Paplaukit. Nu, gero jums pabuvę namie po renginio. Gerai ten pasipyskit. Protą vienas kitam ypač, ne? Apie tai reikia kalbėti, pasirodo.
Nu, tipo, aiškintis ten, kaip matot. Ir vat daug mylėtis. O norma, o per mėnesį, kiek norma yra mylėtis? Per mėnesį? Jo, per mėnesį. Nustatykim normą, kad... Savaitę klausam. Per savaitę? Kokia yra norma pasimylėjimų per savaitę? Vieną kartą. Ne. Ok, gerai. Keliam stavkės. Kas daugiau? Minimum 2. Minimum 2. Ten 5 girdėjau. O kažkas ploja, tipo, jūs gal pakalbėkit po renginio. Jūs galit kartu, jo. Kas daugiau negu 5? Gerai, 5 lubos. 5 lubos. Savaitgalį pailsėti ir nuo pirmadienio vėl. Kaip į darbą, blėt. Žmonės į seksą kaip į darbą žiūri, jie bai. Wow. O minimum, kiek minimum yra? Ar arba 5 yra, arba eini nachu. Yra minimumas per savaitę. Vienas kartas. Pritarė, nuo 1 karto iki 5 reikia mylėtis per savaitę. Kas pritarė? Jūs neplojat. Daugiau ar mažiau? Jūs nedalyvaujat diskusiją. Nu, svarbiausia seksą, kad dalyvautumėt nuo 1 kartų per savaitę, kai mes išaiškinom. Jo. O aš kai perskaičiau tas sutrumpinimą knygos, aš galvoju apie tikrus prisilietimus. Nes aš, pavyzdžiui, turėjau sunkumą su draugė, kad aš tiesiog negalėjau, liestis daug. Ypač viešoj vietoj. Man, pavyzdžiui, už rankyčių vaikščiot viešoj vietoj, nepatiko. Kažkodėl. Jo, man buvo kažkas mane varžė. Va, suprantate, baisu buvo. Ir mano draugiai nusprendė išspręsti šitą reikalą, mes ėjom per miestą ir ji nusprendė, kad kadangi man nekomfortiška laikytis už visos rankos, ji pakišo vieną pirštuką ir užkabino mano pirštą. Ir aš labiau nevyriškai esu nesijautis gyvenime. Gyvenime nesu jautis. Aš tada į mane taip paėmė, aš galvoju, dabar tu vyras šeimoje. Nuo šiol aš atsisakau čia vyriškas funkcijas vykdyti. Ok, ir paskutinė meilės kalba yra laikas kartu. Paplokit, kam patinka leisti laiką kartu su antrom pusėm. O tie, kas neploja. Jums nepatinka leisti laiką kartu su savo antrom pusėm, ar kaip suprast? Neturi. O su draugais? Vis tiek ne. Jūs tie žmonės padovanot kelionę vienam, dar mašiną, kelionę išsiųsti, jo. Gerai, bet, o ką man atrodo reikia, kokybiškai laiką leisti kartu, ne? Svarbiausia kokybiškai. Sakykite, prašau, bet kas iš bet kur, ką reiškia kokybiškai leisti laiką? Kalbėtis. Ok, tai mes jau kokybiškai čia leidžiam laiką. Ok, dar ką galima kokybiškai, kaip būti čia. Ok, jūs man iš Iknalis nusprendėt dabar. Ok, ačiū jum, bet rimtai pasikalbam. Bendra abiem patinkanti veikla. Abiem patinkanti veikla. Gerai, ką veikiat jūs su žmonėm, kurios mylit? Čia labai depends nuo žmogaus, kurį myli ir su kuriuo leidi laiką. Ką tu myli? Sakyk man, myli kažką? Myliu. Myli. Ką myli? Myliu savo draugę, myliu ir savo draugus. Gerai, myli savo draugę, gerai, užfiksavom. Ką veikiat kartu su draugė? Labai įvairiapusiškas būna tas laisvalaikis, gali būti nuo to, kad quality time, gali būti tiesiog gulėjimo savaitgalį lovoje iki, nežinau, vėlyvų pietų ir serialo žiūrėjimas, kas teikia abiem džiaugsmą, o tai lygiai taip pat gali būti... Kažkas pavargo, girdėjai, nuo tavo atsakymą. Kažkas dūsauja jau.
Gerai, gulėt lovoj ir žiūrėt serialus. Čia vienas iš variantų, ne? Nu, geras, man patinka. Aš ir be mylinčių žmonių mėgstu šitą daryti. Realiai kitas žmogus man nereikalingas. Tada dar daugiau vietos lovai. Ir nesustabdo ten to serialų, man įtūlė, kad varyk ten į kelionę kažkokią, nežinau, ginklą paimk ten, eik pažais. Aš pagulėsiu serialą, pažiūrėsiu ramiai. Jo, gerai. O be to, nu jūs sakėt depends, ką papildomai dar veikit, bet kai baigi? Actually, galėčiau išskirti, kad gaming kartu yra smagu. Gaming kartu, wow, geras, paplokim. Geras. Ką gaminat? Stereo, It Takes Two. Ok, nežinau, šito žaidimo einam prie kito. Stardew Valley. Of course, bičias. Čia, blėt, jūs pora. Kitas bičias, tiesiog of course. Merginams šitas labai patinka. Ir merginams patinka. Čia tipo geri žaidimai, ne, porom. Nu, jo, Stardew Valley. Ok, parašyk man, prašau, PM. Aš turėsiu omeny, labai faina. Ok, gerai. Nustatykim geriausią žaidimą porose žaist. Kas smagiausia žaist? Tai čia video žaidimai. Video žaidimas. Seksas. Geriausias žaidimas. Ir visi paplojo, ne? Realiai stalo žaidimus, paskui video žaidimus ir paskui mylėtis. Va čia kokybiškas laikas, ne? Ok. Ir paskui tiesiog gulėt žiūrėti serialus, ne? Ok, geras. Kažkokiu dar papildomų variantų, ką veikti kartu? Tiesiog gaming gulėt, čia? Tai eik į koncertą, spektaklį, kiną. Narkotikus. Čia ten sakė eiti į koncertą į spektaklį, čia narkotikus. Aš jums turiu pasiūlymą, apjunkit ahujėlėm šitą. Bus tobula. Pamatysit naujų garsų. Ok. Į kokią ten, pavyzdžiui, koncertą nuvesti galima mylinti žmogų, kur eitum? Jo, nu, vat, nori išreikšti meilę kažkam ir kur į kokį ten koncertą eitum? Į Maklaudus eičiau, bet... Į Maklaudus. O, eičiau Maklaudus. Geras. Girdėjot? Ką ir apie feminizmą kalba ir apie... Apie feminizmą. Nu, apie gyvenimo prasme. Wow, geras. Nu, čia aš nejuokausiu iš tavęs, žinok. Man patiko tavo atsakymas, nuoširdžiai paplojam. Varom prie narkotikų. Kokius narkotikus smagiausia vartot su žmogum, kurį myli? LSD. Blet. Tai čia taip... Kaip? Ratus. O čia dėl narkotikų labiausiai įsijungia visi va čia. Čia paibati, prisilitimai, komplimentai, narkotikai, blet, kurie geriausi, svarbiausi išaiškina. Ok. Turim du konkurentus, ne? Ratai ir LSD. Kažkas dar į konkurenciją, į kovą? Grybai. Cukrus. Ok. Cukrus. Ne, cukrus ahujėlino, kad atsidūrė šitam pokalbį dabar. Va, ką padarė cukrus. Gerai. Kodėl LSD geriausia vartot su mylinčiu žmogum? Staiga prisiminėt, kad filmuojamas pasirodymas. Ok, bet jūsų veidų nesimato. Jei ką, ok. Dėl LSD tylim, jau kažkas gal tripindų pradėjo. Ok. Kodėl koksas smagu vartot su mylinčiu žmogum? Ten kažkas sakė. Ar tikrai gal ten sakė? Koksas smagu vartot su mylinčiu žmogum? Nelabai. Bandėjai? Patiko? Kas? Bandyt nebandžiau, bet koksas ne tas narkotikas, kurį su mylinčiu žmogum vartot reikės. Oho, tu apsišvietęs, matau, gerai. O kokį reikia? Nu gerai, koksas netinka, gerai. Kuri faina būtų? Šiaip ratai ir žolė jau šis. Ratai ir žolė smagiausia. Kodėl? Vienas prislopina šiek tiek, kitas nurauna galvą.
Bet tu neturi to tripo pilnai išskridusio kaip nuo LSD arba nuo grybų, kad nebegalvoji. Užrašinėjot kažkas? Aš bandau įsiminti. Tai užkelt savo energiją, paskui nuleist, ne? Nebūtinai kartu. Ne, nu tai aš sakau, iš karto vieną, paskui kitą. O kokiom aplinkybėm su mylinčiu žmogum vartoja narkotikus? Nu, vartojami. Kai narkomanai būtų. Bravo! Bravo! Rezumė labai geras. Gerai. Tai jeigu esate abu narkomanai poroj, vartokit narkotikus. Va, mes prie ko priejom. Ok. O paskui žais žaidimų. Jo. Ok. Jeigu ne narkomanai, tada žaidimų žaist. Ok. Kažką geresnio už narkotikus galim dabar sugalvot? Valgyt. Dėžę. Ta prasme dėžę. Dėžę valgyt. Maisto dėžę. Gerai, o ką valgot kartu jūs, ką ten skanaus? LSD valgot. Nu, aš jau, blėt, supratau, kad jūs valgot LSD. Iš atsakymų suprantama, čia jau pusryčiam LSD, čia pietum LSD, vakarieniai. Valgot ten kažką, ne? Ar jau pavalgėt? Čeburekus. Ką? Ok, čeburekai, kas dar? Top 3 patiekalai valgyt su mylinčiu žmogum. Spagečius, ok. Picus ir vėdarus kažkas sakė. Spagečiai, pica, vėdarai. Ok, matot kokia skirtinga meilė, nu. Kažkam meilė yra, vat, pica, kažkam vėdarai, blėt, nu, va. Ok, tai čia top 3 patiekalai gaunasi, nieks neprieštarauja, ne? Vėdarai, blėt, top 3 patiekalai, aš sakau, visi sėdi, jo. Taip, visiškai pritariam. Kažkas valgymą permuša? LSD. Blet, tiesiog apsiskaičiusi, apsinarkašinusi auditoriją, pavalgysiu, wow, jis labai įdomus žmonės. Su jumis iki rytojos kalbėčiau. Ypač jeigu LSD pavaišintumėt mane, mylėčiau jūs, oi! Būtų meilė tarp mūsų labai faina. Kažkas valgymą ir narkotikus permuša? Road tripai. Tiesiog atsisėsti mašiną ir kažkur važiuoti. Jūs tripinate tiesiogiai tripinimą, suprantat? Jums galbūt... Įsivaizduoti, jei pasakė, tiesiog varom patripinti ir jūsų mašiną atvarė, tokia varom. Ir žmogus toks, ble. Nu gerai, gerai. Tai jūs road tripinat, ne? Sakėt, turit vyrą ir katiną, ne? 3 tripinat? Road tripinat. Ai, su draugė. Tos du road tripinė, ne? Tai tu palieki savo ten berną, katiną, kad įmirtų nahui šalkio, ne? Kaip tu sakei. Ir varai. Kur važiuojat? Ką faino aplankėt? Prie šalčininkų būt. Čia jūs tipo mano darbą darot, ar jūs rimtai prie šalčininkų? Jūs kartu būt prie šalčininkų? Patiko? Jo, kas būtent? Išvažiuoti iš ten. Šitą aš irgi bandžiau, man labai patiko. Labai fainas jausmas. Ok, be šalčininkų. Link šalčininkų tyras yra. Tai čia iki šalčininkų čia meilės kelias yra, kaip mes išaiškinam. Užsimite LSD, varai iki šalčininkų, pašaudyt kažką. Jeba. Aš nesitikėjau, kad meilė tokia yra. Aš jums nuoširdžiai, aš sėdžiu šokio dabar visiškam. Kur dar keliavot? Be šalčininkų. Ir jūs vieną kartą nuvarėt, taip patiko. Prie Metelių ežero. Neprisimenat, a ne? Tai jūs tripinot visom prasmėm, a ne? Prigavau. Geras. Kodėl pasimiršo? Nes
Buvo pelkė. Gerai, šalčininkai pelkė. Kol ir kas 2 geriausias vietos, kur galima nuvaryti su mylinčiu žmogum. Šalčininkai ir pelkė. Gerai, nu, ble, pabandykit dabar mane nustebinti su 3 objektu. Nu, negi į Trakus važiuosi. Negi į Trakus. Nu jo, ble, yra pelkė, yra šalčininkai, yra Trakai, ble. Kur man važiuot? Nu, ble. Jo. Kibinaigi šalčininkuose skanesnė akivaizdžiai, ne? Pilys prie pelkės gražesnė, jo. Druskininkai. Ne? Gerai, kodėl druskininkai smagiausia vieta mylimą žmogų nuvežti? Ten romantiška labai. Sanatorijos. Tokia meilė tau sanariai susitvarkys dabar. Su inhaliatorium ten pakvepuosi, kokiu, ble, druskos. Fantastika. Galvos neskaudės, jo. Kągi, nu, vat, tokia ta meilė. Ačiū iš manęs tiek. Už ką aš jums labai noriu padėkoti, jūs buvot labai gera publika ir šitas pasirodymas yra labai fainas tom, kad realiai mes kartu jį padarėm. Ne aš, o mes.